Gilu Media pristato. Marijos Alseikaitės Gimbutienės Senoji Europa. Ką padarė Marija Gimbutienė, tai būtent ji pateikė vaizdą tos senosios istorijos. Ir man atrodo, ypatingai šiais laikais, kad Gimbutienė šiuo požiūriu archeologams galėtų būti labai didelis ir geras pavyzdys. Ji ne šiaip susigalvojo šitą teoriją, bet ji rėmėsi labai didelių duomenų masyvų rėmėsi. Ir čia, man atrodo, būtent Gimbutienės yra didžiulis nuopelnas. Ir tokio mąstymo archeologų šiandien labai reikia. Kas mane pažįsta, sako, kad žiūri laidas. Tai ir kas nepažįsta, irgi sutinku, tai, pasakykime, atsiliepimai ir taip aš juos gaunu, žiūrima socialiniuose tinkluose, kai įdedu reportažus, irgi smarkiai žiūrime. Tai ir be abejo, jeigu aš netikėčiau, jeigu aš manyčiau, kad nėra poreikio istorijai, tai aš tokios laidos nedaryčiau. Tai tas poreikis yra, nes vėlgi aš galiu pasakyti, kad prieš metus tiesiog buvo vienos parodos atidarymas ir prie manęs priėjo jauna pora, sako, dieną mes žiūrim jūsų laidą, mes gyvenam Londone, dabar grįžom ir sako, labai mums patinka, labai įdomu. Ir nesako, kai mes mokėmės mokykloje, tai sako, ką Lietuvos istorinė šeima, tai čia kas čia Romos, Prancūzija, o kas čia ta Lietuva? Sako, kada pagyvenom Londone, kada, truputį pavau, jiems buvo apie 30 metų. Atsirado poreikio suprasti, o kas yra Lietuva, kokia yra Lietuvos istorija. Ir tada, žiūri istorijos detektyvus. Tada supratau, kad neišvengiamai ateina kiekvieni etapai, kada tu jaunas, tada pasaulis atviras, tu dar gal kažkur ieškai, bet kada truputį subręsti, tada klausimas iškyla, o kas tu esi? Ir tada neišvengiamai turi žvelgti į praeitį, suprasti, kas tavo tauta, tavo valstybė, kas buvo, koks jos kelias. Ir tada tas susidomėjimas yra istorija. Ir iš kitos pusės mes puikiai žinom, kada sulaukiam 30-40 metų, tampa įdomi ir tėvų istorija, senelių istorija, prosenelių istorija. Ir tada, kaip daugelis sako, kur aš buvau anksčiau, kodėl aš nepaklausiu. Tiesiog, kai esi jaunas, kai yra tau 20 metų, kaip atrodo pasaulis, ir vieni klausimai, didinės atgyvimo uždaviniai, bet kai tau 30-40 metų, jau truputį kitaip galvoja. Tai štai buvo. Mes, kaip sakau, visi mąstome mitais, tą įrodyti yra iš tikrųjų labai nesunku. Mes to patys nejaučiam, bet kaip tas Hararis rašo ir kiti, tiesiog reklamų pavadinimai, tai yra mitai, tam tikri mitai sukurti šiandienos. Mes kodėl norim automobilio Volvo. Toks mitas yra įkaltas į galvą, kad čia geras automobilis, patikimas ir taip toliau. Ir kasdienybėje tiesiog žmonės taip sutverti, jiem yra patogiau daugeliu dalykų patikėti, gauti tą mitą ir juo gyvent, negu viską racionaliai supras. Žmogus tiesiog nepajėgtų pavežti, jeigu jis viską galvotų, kaip skaičiavo mašina. Žmogus turi
jam yra patogiau suvokti ir tuos mitus nešioti savyje, galvot, kad jam jų užtenka. Na, pavyzdžiui, kiekvienas iš mūsų, kai aš apie atmintį kalbėjau, nešiojame savo vaikystės mitą. Mes mielai jį sugrįžtam, jame būnam, ypač senatvėje, prisimenam, atsigręžiam į savo gyvenimą. Tai yra mitas. Tai mes neprisimenam faktų, neprisimenam ten konkrečiai labai tų dalykų, bet kaip kurios epizodus, kurie užstrigę, sukasi mūsų atmintyje, na ir tais mitais mes gyvenam. Tokiais mitais, kaip esu minėjęs, gyvena ir tauta. Na, tauta susikuria praeities mitą. Mes turim savo kunigaikščių Lietuvą. Na, tai yra mitas toks, kuris reikalingas lietuvių tautai, o to mito kiti nemato. Kaip žinia, mano paauglystė sutapo su Lietuvos sąjūdžiu, o Lietuvos sąjūdis tai buvo Lietuvos istorijos atradimas. Tai aš tuo metu skaičiau jos knygas lietuvių kalba, apie ją skaičiau, po to buvo mano studijos Vilniaus universitete, istorijos fakultete, tai akivaizdu tenais dar žinios buvo pagilintos ir negana to, aš tuo metu ir iki šiol ir domiuosi lietuvių mitologiją. Tai čia, sakykime, Gimbutienės tie darbai yra svarbus. Ir dar vienas aspektas, kada aš vėlgi grįžau prie Marijos Gimbutienės, tai būtent, kada istorijos detektyvuose aš nusprendžiau pasakoti, iš kur lietuviai atsirado. Ar nuo Gidesnio lietuvių. Ir čia, aišku, Gimbutienės įnašas yra labai svarbus, ypatingai paskutiniais metais, kada genetikų atradimai parodė, kad būtent Marija Gimbutienė buvo teisi, sakydama, kad ta Kurdamų kultūra, dabar sako Jemnajos kultūra, ten kažkur tai nuo Juodosios jūros, nuo tų stepių, tai buvo indoeuropiečiai ir kurie užplūdo Europą. Aišku, dabar genetikų visai neseniai šitų metų pradžioje buvo naujausias darbas, tai aišku, indoeuropiečių istorija yra sudėtingesnė, dalis jų yra kilmė nuo Kaukazo, ir čia Ivanovo ir Gankrelidzės ta hipotezė, kad jie tenais Kaukazo kalnuose, prie Kaukazo kalnų indoeuropiečių protėvynę kildino. Bet kuriuo atveju tie genetikų tyrinėjimai vėl suaktualino Mariją Gimbutienę, jos darbus ir, man atrodo, kokie jį yra įžvalgi mokslininkė. O dabar grįžtant prie klausimo, tai jisai yra labai sudėtingas. Marijos Gimbutienės teorija, kad buvo senoji Europa, kuri buvo taikinga civilizacija, kur moters ir vyro vaidmenys buvo lygus, šitą civilizaciją sugriovė karingi indoeuropiečiai. Tai pirmiausia, kiek dabar archeologų darbai, nes akivaizdu, kad nuo jos tyrinėjimų jie pasistumėjo ir tai yra visiškai natūralus procesas ir neišvengiamas procesas, tai iš tiesų tas vaizdas yra sudėtingesnis, ta senoji civilizacija nebuvo tokia jau taikinga, jie irgi mokėjo gintis ir atranda archeologai kapų, kada būtent indoeuropiečiai yra žuvę nuo smurtinė mirtimi. Tai reiškia, kad tie senieji europiečiai mokėjo gintis, tai tas suprantama. Ir ta istorija tikrai buvo sudėtingesnė, bet kas yra svarbu, man reikės, tai ką padarė Marija Gimbutienė, tai būtent, kad ji pateikė vaizdą tos senosios istorijos. Ir man atrodo, ypatingai šiais laikais, kad Gimbutienė šiuo požiūriu archeologams galėtų būti labai didelis ir geras pavyzdys.
Šiandien į archeologiją ateina nauji metodai iš gamtamokslo. Tai ne tik tais genetika, kuri pasako daug dalykų, kurių mes iki šiol net negalėjome svajoti apie tai, bet vėlgi iš mažo būdo galybę dalykų pasakyti iš to šukės, ar ne, kokie įsigėrė riebalai gali pasakyti, kas buvo verdama tame puode. Ir ką aš dabar matau, skaitydamas archeologų darbus, yra labai daug tokių, sakykime, labai specifinių, labai vienos gyvenvietė, šukės, žmonės valgė tą. Kita gyvenvietė, kitos šukės, žmonės valgė tą. Yra daug naujos medžiagos, daug labai naujų faktų atrastų, bet štai reikia žmogaus, kuris galėtų tą medžiagą suvirškinti ir tą vaizdą, apibendrintą vaizdą pateikti. Ir kartais aš matau tose institucijose, tai sako, čia ne mokslinis darbas, nes tu net nepadarysi to tyrimų, tu tiesiog sukonstruktuosi kitų mokslinius darbus. Nemanau, kad taip yra, nes tai nėra vien tik konspektavimas, tai yra analizė, dėliojimas ir to bendro vaizdo pateikimas. Gimbutė neturėjo, nes, kai dabar vartai jos darbus, kai skaitai, tai iš tiesų nebuvo interneto, nebuvo, kur tu galėjai pasitikrinti, nebuvo tų duomenų bazų. Jos masė duomenų surinktų, suklasifikuotų, sugrupuotų. Ir ji ne šiaip susigalvojo šitą teoriją, bet ji rėmėsi ir labai didelių duomenų masyvų rėmėsi. Pavyzdžiui, su tom statulėlėm, kurių pilnos moterų figūrų labai priešistoriniam senom vadinamom akmens amžiaus Venerom. Iš tikrųjų, jos atrandamos labai plačiom Eurazijos visam žemyne ir reikia teorijos jom paaiškinti. Reikia teorijos, reikia apjungiančios minties. Ir iš tikrųjų čia drąsus, galim mes nesiryžt tau daryti 10 metų, 20, 30, bet kažkada reikia padaryti tokią hipotezę, iškelt, tegul ji bus kritikuotina ir taip toliau. Bet kol geresnės nėra, kol niekas geresnės nepasiūlė, tai tokia hipotezė ji yra gyva, ji yra paaiškinanti, apjungianti tas figūras. Ir tokio mąstymo archeologų šiandien labai reikia, nes tų duomenų jų daugėja su kiekviena diena, galima pasakyti, bet koks tas bendras vaizdas, kokios naujos koncepcijos, tai kol kas nelabai ryškėja, nes archeologai nesima tokio, iš tiesų, kaip čia yra titaniškas darbas. Dabar dėl jos mitologijos, tai aišku, vėlgi, praėjo daug laiko ir daug kas kritikuoja, daug naujų duomenų, visai kita, bet vėlgi, jos yra labai svarbus dalykas, kad jie prabilo ir pradėjo kalbėti apie simboliką. Tai yra tai, ko šiaip archeologai nelabai mėgsta kalbėti, nes vėlgi tai yra tam tikra prasme kaip ir pavojingas, nes, tai yra sudėtinga. Pirmiausia, tu turi turėti didžiulį išsilavinimą, platų išsilavinimą, nes vien tik viskas nepakanka. Tai vienas dalykas. Antras dalykas visada yra, kaip pasakius, visada galima pasakyti, o visa tai yra nesąmonės ir nėra jokių įrodymų. Nes mes neturime rašto ir mes negalime pasakyti, kad šita figūrėlė būtent tą ir tą reiškia, o štai kitaip, jeigu tos Veneros dienos rankos reiškia kažką tai kitą. Čia reikalinga drąsos, akademinės drąsos tokios, bet man regis šitas kelias yra neišvengiamas ir jisai yra būtinas, jeigu mes norime suprasti praeitį, nes praeitis tai yra ne vien tik tai, ką žmonės valgė, ne vien tik tai
kokius gamino įrankius, bet taip pat ir tai, ką jie galvoja. O čia be simbolikos, be simbolių, tai tikrai neapseisim. Tai dabar jos ta koncepcija, ji gali tapti mitu. Ir jeigu ta paralelė su Maironis parašė, jeigu aš neklystu, 19 amžiaus pabaigoje Lietuvos istoriją, bet ji tuo meto sąlygomis buvo bestselleris tarp lietuvių tarpo. Tai yra tie, kas mokėjo skaityti, jiems buvo skirta ir supažindinti su Lietuvos istorija, būtent Lietuvos istorijoje jisai iškėlė Vytauto vaidmenį ir galima sakyti, kad Vytauto vaizdinys ir Vytauto svarba Lietuvos istorijoje su Maironiu yra XIX amžiuje vėl atrandama. Gimbutienės darbai, bet kuriuo atveju jie yra moksliniai. Ir apie juos daug kas žino netgi ir išsilavinusi publika, aš labai abejoju. Tai, sakykime, šituo požiūriu, kad Gimbutienės darbai kažkaip tai galėtų įkvėpti mūsų modernę tapatybę, aš abejočiau, nes dėja, man tas gaila, bet kaip, sakykime, Marijos Gimbutienės tas palikimas, jisai iš tiesų, jeigu dar prieš 20 metų, taip sakys, buvo jį pamiršta, dabar jį vėl iš naujo atrandama, tai tiesiog tokia yra situacija. Puikiai žinome, kad Marijos Gimbutienės populiarumas yra susijęs su feminizmo banga, nes irgi iš dalies buvo irgi populiarinta tos feminizmo bangos, bet taip pat mes puikiai žinome, kad ji dažnai būdavo nepatenkinta jos teorijų interpretacija. Tai irgi faktas yra. Dabar, kaip senosios Europos civilizacijos tie potėpiai, jie be abejo tokie gražūs, tai toksai kaip prarastasis rojas. Ir galbūt čia irgi daugiau tokie, kaip sakykime, galbūt dabartiniai archeologai, tyrinėdami iki indoeuropietišką Europą, to prarastojo rojaus ženklų randa mažiau jau, ir priešingų ženklų daugiau randa, bet vėlgi suprasim, kad ir galima dabar kritiškai žiūrėti, nes daugelis archeologų sako kritiškai į šitą Gimbutienės aspektą, kad nepatvirtina tie duomenys ir taip toliau. Ir tas yra, kaip sakykime, vėlgi natūralu, kai tu daugiau gilinėsi, kai turi tų duomenų, visada tas vaizdas nėra toksai gera, bloga, šviesu, tamsu, visada, kaip ir šiandienos pasaulyje, yra tų niuansų. Tai galbūt, sakykime, tos senosios Europos konstruktas yra toksai ir dirbtinis, toksai gal ir net reikiant šiandienos kritikos, bet ką Gimbutienė tuo metu kaip padarė, ji pateikė koncepcijas Europos istorijos, senosios Europos istorijos, ir to mes neturėjom jokių konceptų, kaip tenais tą dėlioti istoriją. Jį padarė būsimų archeologų uždavinys nauja koncepcija. Aš kažkodėl tai tokios, sakykime, naujesnės koncepcijos kaip ir nematau, galbūt, aišku, aš nesu archeologas, neskaitau visų darbų, bet galbūt kažkas tai ir yra. Kiek, taip, gali, tai tos vertybės, ar ne, be abejo, šiandien jos aktualios, bet jos aktualios visais laikais, ar ne, pagarba kitam, meilė gamtai, tiesiog pagarba gamtai, jis svarbi visur ir visada. Taigi natūralus tikėjimas būtų tikėjimas motina, Dieve motina, kuri turėtų būti aukščiau už vyrą,
O jeigu mes norėtume jau taip nesužalotai mąstyti, na ir iš tikrųjų nusikaltimas prieš mūsų maitina kas? Visi mes maitinamės iš gamtos. Tai gamta vadinama motina, ar ne? Gamta motina mus maitina. Ir mes vykdom, jaučiamės ir ta krikščionybė yra kaltė. Visą laiką labai didelis jausmas kalties. Mūsų mišios prasideda, mušamės į krūtinę, esu kaltas, esu labai kaltas, tai tokia formulė, nieks nesigilina gal. Bet įrašyta kaltė ir mes galim galvoti, kad tai yra nusikaltimas kažkada įvykęs išstūmimas moteriškų dievybių, moteriškos svarbos iš gyvenimo, iš civilizacijos mūsų ir taip toliau. Tai yra tiesioginis ryšys, nes istorija tai yra tapatybė. Kokią mes papasakojame istoriją apie save, tokia mūsų yra tapatybė. Tai tas istorijos ir tapatybės ryšys yra labai svarbus, kad ir kaip, sakykime, šiandienos yra tendencija, kad istorija nebesvarbi, kad čia yra, mums koks skirtumas, kas tai buvo, bet iš esmės, jeigu mes kalbame, bet tada tu negali pasakyti apie save, kokios tu esi tapatybės, kas tu esi. Nes aš visada šitais atžvilgiais duodu tokį pavyzdį. Žmogus, kuris serga Alzheimer, kuris neprisimena, kas buvo, ar jisai turi tapatybę, ką jisai gali pasakyti apie save. Tai kada mes sakome, kad mūsų istorija nesvarbi, mums nereikia žinoti mūsų tautos, mūsų valstybės praeities, tai man panašu į žmogų sergantį Alzheimeriu. Tada kas tu esi? Bendresniam kontekste Marija Gimbutienė sakydama, kad ką jis pasakė, kad archeologija ne vien tik tais daiktai, bet taip pat ir mintys ir idėjos. Ir svarbu suprasti simbolus, tai yra suprasti idėjas. Ir čia tas posūkis archeologijoje, dabartinėje archeologijoje, aš jį matau. Nes archeologai puikiai žino Čainas. Archeologas, jo, taip sakykime, neolito revoliucija, jisai žiūrėjo marksizmo pozicijų. Atsiranda žemdirbystė, tada reikia auginami grūdai, jų užauginama daugiau, bet gali atsirasti kitas luomas kareiviai išlaikomi, nes reikia pasėlių saugoti, kariai atsiranda, tada valdovai, kurie administruoja, valdo, tada žymėjai, tada kuriasi miestai, pasak Čarko, be žemdirbystės jokių miestų negali atsirasti. Bet vėlgi, kai mes puikiai žinome, Göbekli Tepe, prieš 11 000 metų, kada dar nebuvo žemdirbystės, medžiotojai rankiotojai pastatė miestą. Tai ką būtų galima pavadinti miestu, dabar atkasima dabartinėje Turkijoje, tai yra įspūdingos stelos su irgi įvairiausių simbolių, įvairiausių žvėrių atvaizdų. Labai daug yra diskusijų, ką tai reiškia, daug straipsnių, daug knygų šitą temą, bet ką tai rodo, kad ir iki žemdirbystės medžiotojai rankiotojai galėjo susiorganizuoti, pastatyti tokį proto miestą, galima sakyti. Ir tai vėlgi dabartinė pagrindinė hipotezė, kad tai buvo sakralinės prigimties dalykas. Tai yra ne kažkokiais, tai ne kad žmonėms tenais geriau gyventi ar taip toliau, bet tai turėjo sakralinį, tai yra mitologija. Apie mitologiją kalbėjo Gimbutienė. Ir be mitologijos nesuprasi praeities pasaulio žmogaus. Kitas yra prancūzų archeologas Žakas Kovenas.
tiesą ir yra miręs, bet jis irgi, gyvenimo eigoje parašė knygą, kurios pagrindinė idėja, kaip irgi apie neolito revoliuciją, jeigu Čarlis sakė, gamybos priemonės, tai yra žemdirbystė ir po to viskas keičiasi, tai Čarlis sako, ne, pirmiausia turėjo pasikeisti simbolinis mąstymas, tai yra simboliai, tai kaip mes, kaip tuo metu žmonės pasaulį priima ir tas pasikeitimas įgalino visą tą neolito revoliuciją. Tai yra pirma buvo mintis, tada buvo simboliai, o jau po to buvo daiktai, įrankiai ir žemdirbystė ir taip toliau. Tai vėlgi, mano supratimu, tai tam tikrą prasme jie stovi šalia gimutinės, kuriai buvo labai svarbu tie simboliai, suprasti, ką tas žmogus, praeities žmogus, ką jisai galvojo, ką jisai mąstė. Ir man pačiam, šitie dalykai yra ypatingai įdomus, nes suprasti, kaip tas prieš 50 tūkstančių metų, ką reiškia tie simboliai, interpretacija, pasiūlymas, visi suprantam, galbūt 10 metų bus kita interpretacija, bet tai yra būtent tas gebėjimas užmegzti dialogą su tos praeities žmogumi, nes tai kažkaip tie žmonės tada tampa artimesni. Ir čia yra vienas žavis, tai yra žavis.